Sveiki atvykę į 10-ąjį video vlogą. Nu ką, einam pakuoti savo lagaminus. Žiūrėsim, kas ten buvo. Atspėjot bent vienas ar neatspėjot? Nešam. Talavoną. Nešam talavoną. Pas mane tai sabaka, o kas pas tave? Mane parodys ko? O, draugelis, parodijas biški. Nutempėm jį. Kelienai nudaužyti, galva praskelta. Kas čia buvo jam? Matęs. A girdi, kas čia buvo jam, kodėl jam galva praskelta? Kur jis toks visas? Atrodo, kad būtų kritęs, nekritais į kartą iš čia kažkur. Matėm čia video, tiktokose po 2 milijonai peržiūrų, kaip jis čia į sniegą gal laikyšęs. Ką, baigęs vlogas, ane? Nes apačioj kliento eilė krauti keturračius. 22. Jam 2, o man 20. Nu viskas, paliekam tuos čia tegul stovi, gal nesugriaus nieko. Trepsiai tie, varom, pakraut keturračius. Varom. Vienas pakrautas, liko dar vienas. Gojas Vaicepuota iškeliauja pas naujus šeimininkus, tai pasiskauna, pasidaro lizingėlį nuotoliniu, užsisako, būna paruošti keturračiai, jau iškart atvyksta pasiema pas mus, mes iškart visas prekes turime sandėlyje. Pas jumis nėra tokių galbūt, o bet, tačiau perveskite pinigus ar ten kažką pasidarykite ir tada mes nupirksime iš tiekėjo ar nupirksime iš kažkur ir atsivešime savo sandėlį. Pas mus visada yra taip, kad visas prekes turime vietoje, vieni klientai atvyksta, įsigyja prekes čia parduotuvėje, pasisako, kad aš atvažiuosiu penktadienį, paruoškit man, mes be jokių avansų paruošiam prekes, susimoka ir iškart pakraunam arba pasiskano telefonu, užsisako į namus, mes pristatome nemokamai taip pat, tai apmokėjimas pavedimis, pristačius grinais ar leasingas, nesvarbu. Arba būna toks tai, kad klientai iškart pasidaro telefonų leasingą, mes būsime rytoj, poryt ar kažkada, kada jums patogu. Prašau, kad būtų paruošti keturračiai, visi dokumentai būna paruošti, keturračiai pilnai būna paruošti, jūs tik atvažiuojat, mes jums pakraunam ir jūs iškart važiuojate. Martino technika. Taip, žiūrim, kas atspėjo. Ten visi, aš buvau asmeniniam savo profilį pasidalinęs apie tos robotus iš tikrųjų. Tai ten visi atėjo ir pradėjo rašyti, kad humanoidiniai robotai, bet viena panelė buvo parašius prieš tai geriausias komentaras. Žinai, koks Dovydai buvo geras komentaras? Pilna dėžė eurų. Na šitas, blemo, nu geras. Taip, kažkokia panelė prieš 7 dienas savo parašė, nes visi prieš 6.
Gabija Prociukaitė 7012 kad robotas. Na, aišku, man įdomu, iš kur jinai sužinojo, ar čia nebus koksai darbuotojas pasakęs jai. Tai susisieks su mumis, 50 eurų kuponas tau, atvyksi pas mus į parduotuvę, pasimsi. Šitas robotas tau įteiks, kuris dabar sirbliuoja grindis, sirbliavo tiksliau. Tai kažkas rašė bagis. Naujas gojas keturatis. Kaip gali tokį lagaminą bagis ir keturatis ir kaip rytė. Viskas, ką? Su tais robotais, man atrodo, tiek. Užteka. Parodysim, ką čia išdarinėja. Vos neišgriuvo visos parduotuvės, vos pro langą iš antro aukšto neiškrito. Bandė sniegą, kas nenukasė. O tam čia išvis biški kažkas jau. Jis mato, bijo, žiūrėk, nori pavosit gal. Tai viskas. Ką? Laimėtoją dar čia pridėsim. Susisekė su mus. O mes einame toliau. Laukia iš tikrųjų mūsų sekmadienį renginys Gojas, kuriame galėsit prasitestuoti savo naujuosius keturačius. Tai mes ruošiamės jam ir jum. Viską parodysim. Aišku, šis vlogas išeis anksčiau negu renginys, bet dar turim parodyti, kokių naujienų turime. Tai ką? Keliaujam, o šitie robotukai čia kažko užsiminėja. Tai ką, ruošiamės rytoj sekmadienis, ne rytoj, poryt sekmadienį vasario 8. Šiauliuose. Testuojami modeliai, tai galėsit išbandyti litrėlį, 400, 500, vaikiškas va yra, CF Moto, C-Force, 110, keturatis, daug technikos, viskas paruošta. Tai ką, mes jau ruošiamės renginiui, einam dar parodysim, kokių naujienų gavome. Tai turim tik į priekabas, didelį pasirinkimą irgi taip pat, tai vienos ašies dviejų, tai būtų platforminė priekaba su borteliais ar su tentu, tai Martino technika turi visų modelių priekabas, kurias norite jūs įsigyti, galite užsukti pas mus, apsižiūrėti į vietą. Arba, pavyzdžiui, gal jūs norite pirkti keturatį ir nėra kaip jo pasimti, yra tokiu atveju buvę, tai užsukat pas mus, pasižiūrit priekabėlę iš karto. Ir priekaba, ir keturatį, viskas vienoje vietoje, kaip sakant, patogiai. O mes dabar keliaujame pasižiūrėti. Mūsų servizas dar iki galo nėra, aišku, padarytas visas, bet jau darbuojasi žmonės. Prašom pasižiūrėti. Ir prašom užeiti. Darbo laikas, nedirba tipo, ne? Detalės, tvarkomės. Dedamės, tai vat, visų detalių turime pas save, tiek Kaune, tiek Šiauliuose, tai einamiausias, aišku, detalės, visų detalių neįmanoma turėti, kad ir kaip norėtųsi, nes kas kažkiek laiko vis tiek keičiasi kažkokie modeliai, atnaujinimai ir tu užsisandėliuoji senas detalės, paskui pasižiūri, jos nebetinka, reikia naujų, tai čia su detaliam visur yra, sakykime, tas toksai, atsimušimas, nes, parsivežyti, sakykime, pavyzdys vėjapjė, ne, 100 trosų. Vėjapjėvės naujas modelis atėjo, 100 trosų. Vėjapjės pasikeitė ir ką darys su šitais 100 trosų? Laukti, kol galbūt seno modelio vėjapjė reikės pakeisti, tai vienas kitas, tai va toks visada sandėliavimas, tai va. Bet detalės pildosi einamiausių modelį, kadangi apačioje yra servizas, tai einam į servizą, tenai vyksta surinkinėjimas, biškai parodysim, visi dar pilnai nėra pasleidęs, bet jau darbuotojai dirba. Tai keliaujam. Čia vyksta jau keturačių surinkimas, paruošimas klientam, remontuojama technika. Aišku, artėja sezonas, bet kokia atveju visada šito sezono sodo technikai reikia kažkokio tais aptarnavimo, paruošimo, tai iškart ruošiamės, kad būtume pasiruošę pilnam sezonui, pilnai technikai, paruošti, sutvarkyti, gebėti kuo greičiau aptarnauti klientus, nes
bet kokiu atveju visada eilutė kažkokia tęsiasi, tai norisi daryti greičiau. Mūsų toks tikslas visada apmastyti, daryti, plėstis, kad mes tai padarytume greičiau, geriau visada stengiamės padaryti. Tai gerumas nepriklauso nuo kažkokių, bet aišku, steigiame naujas darbo vietas ir kad įvyktų tas viskas greičiau, nereiktų laukti arba galbūt keturatį užsisakyti. Norite, kad jo surinkimas būtų ruošiamas iš karto ir duoti vairuotojui, kad jis jau iškart jum pristatinėtų. O dabar einam parodysiu, kokių naujų keturačių modelių mes gavome vaikučiams. Prasiplėtėm ir savo parduotuvę Kaune. Susitalpinom daugiau technikos, sodo technikos, aišku, kuri užima daugiau vietos, tai ne tik servisas, bet taip pat ir ruošiamės į ekspoziciją statyti visas naujienas, kurias gausime šiam sezonui, o jų paruošę turime labai daug, o su vieta, kaip visada, netelpame, kadangi įmonė auga 2 kart greičiau, negu spėjame patys tvarkytis, galvoti kurti, nes viskas kainuoja laiko daug užima, pasiruošti, susitvarkyti, pasidaryti, taip mes gyvenam šį dienai, tai daug planų, servisai atsidaro, didiname darbuotojų kiekį, platinamės kažkokią ekspozicinę salę, planuose yra dar visokių daugiau minčių, bet viskam reikia laiko ir viską jums parodysime, kaip vystome nuo nulio, kaip plečiamės, galbūt vyksta dabar statybos dar ir naujo sandėlio mūsų, kuriame taip pat bus ir servisas, kuris aptarnaus greičiau Europos rinką. Tai va, tokios dienos Martyno technikai šiandien, bet smagu, kad turime darbą, smagu, kad turime klientų, kad turime žiūrovų, tai mums padeda veikti, daryti, tai ačiū jums ir einame toliau, parodysime vaikišką mototechniką, kokią turime ne tik suaugusiam, juk mes parduotame labai daug ir vaikučiams, tai keliavom su mumis pasižiūrėti vaikiškos mototechnikos. Pildomės dar ir parduotuvę, tiek su naujais gamintojais, tiek su naujais tiekėjais. Parsivežam vis naujų kažkokių. Dabar turime registruojamą crossinį motociklą, tokį, sakykime, Enduro, kurį 125 jaunuolis, kuris ten įsilaikęs teisės A1 pasidaro ir gali važinėti su jo vasarai. Tai vaikiška mototechnika ir aišku, gavom didesnį papildymą, didesnę bazę vaikiškiam keturačiam. Tai vienas iš naujų gamintojų atsirado C-Moto, C-Force 110 Basic ir toksai premium, sakykim, keturatukas vaikams ir aišku didelė bazė ASICS arba XTR gamintojų. Nauji modeliai šių metų, 26. Aišku, šiais metais dar turim didelį daug naujienų paruošę, kurios atkeliauja pas mus, tai bus 500 kubų ASICS keturačiai, grįžta 700 kubų ASICS keturačiai, aišku, laukiame išguojęs naujų keturačių, kurie šiais metais pasirodys tiek 500, tiek litrinis atnaujintas modeliukas, tikėkime, jeigu spės šiais metais ir tokias žinias girdėjome, bet žinot, kaip visada, vieną planuoji, antras gaunas, tai ir didelis, aišku, prasiplėtimas ties sodo technika. Tai gausim ekskavatoriai, mini krautuvai, dideli krautuvai, mulčeriai, nulinio apsisukimo traktoriai. Didelis, bet aišku, čia dabar, kol sniegas pas mus, tai ta tema nėra aktuali, ne visiems, kažkas ten biškį pildosi, ruošiasi. Tai jau čia, aišku, sekant Martyno techniką, jau pamatysit, parodysim, ką gaunam, visada rodome, ką iškraunam, ką pasipildėm, bet naujienų turime paruošę labai daug. Tai ką mes dabar jau viskas, šiandien penktadienis, sekmadienį turim renginį, sekmadienį išeina šitas videologas. Sekančiam vlogę pamatysit, kaip mums sekėsi renginyje, bandom važiavimą. Turime daugiau nei 50 žmonių užsiregistravusių ir manau, kad dar jų bus daugiau, kurie atvyks pas mus į Serbentų kartodromą Šiauliuose išbandyti keturačius. Tai laukiame visų atvykstančių, kurie atvyksta pas mus, o mes keliamės į renginį, nes jam reikia pasiruošti. Ačiū, kad žiūrėjote. Like, subscribe. Tikiuosi patiko jums tie humanoidiniai robotai. Mes dar turime jums biškį paruošę visokių irgi vaizdelių smagių. Tai
ne visada pavyksta greitai kelti tą video vlogą, bet ačiū, kad stebite, tai mums tai tas geriausias laikas, subscribas, pasidalinimas su draugais, tai ačiū, kad esate su Martino technika, už žiūrėjimą ir ką, važiuojame į Šiaulius, kitam video vlogę pamatysite, kaip mums sekėsi. Ačiū ir iki.